svečiai, dabar darau 7 savo video vlogą. Tai šiandien šnekėsiu apie savo visus apdovanojimus. Ir perskaitysiu juos. Štai čia jų yra, kuriuo aš surinkau per 3 metus. Tai va, aš jums toliau paskaitysiu. Nuotraukų nerodysiu, nes aš yra labai vaikas. Tai va, nu gerai, tarkim, čia išbirėjome čia. Tai va, gerai. Va čia, tarkim. Čia galiu parodyt. Ai, nerodysiu. Čia toksai vairo. Čia nuotraukos tai nerodysiu. Va, paskaitysiu dabar. Marija. Saugo kiekvieną knygelę, jinai į mokyklą parodys tau kelią, jos nedraskys, nemėtysi, jos knygelį kalbės, reklamas ir suės. Prieš mėnę jinai lopšinės tau dainuos, kiek grožio ir jos žodžius ir pašinės. Ta pirmoji mokytoja Milda, 2011 metai, 5 mėnų 20 daina ovelė. Tai va, čia toksai yra. Čia latviškas yra. Rodysiu nuotraukos. Mano pavardė yra Marija Ramovička. Tai, nu va. Aš nemoku latviškai skaityt. Aš moku, bet labai nenoriu. Bet pabandysiu. Gerai. Latvija, Daugelis. Baltijos bernų jaunišio dailradės festivalas. Talens Berobežan, Ezerų mal. Čia tokia nesąmonė. Čia parašyta diplomas. Tada par Ezeilu sniegumu un Petilašanos festivalą. Nesuprantu. Marija Damačiūtė. Jelena Tomingas. Nu, kiek mokėjau, tiek perskaičiau latviškai. Tai čia dar yra Gaso knygyno diplomas. Pagasiuko pamokėlių dalyviui Marijai Damačiūtei. Už smalsumą, gerą nuotaiką ir pomėgį skaityti. Vykusios pamokėlės tema pasakų šalis. Knygyno vedėja Rėda. Toks irgi kažkoks klasika. Čia yra pažymėjimas Marija Damačiūtė pabaigus muzikinės vyriškos studijas 3 kularį. Galiu parodyti. Tai va, jau mes čia beveik šnekame pusę 3 minučių, 2,5. Tai va, čia yra daug pakrūva 3, 2, o tokie va. Čia yra pagal žiedo giesmė 2011 tarptautinis vokalistų festivalis konkursas padėka Marijai Damačiūtei už puikų pasirodymą. Taip, čia tada dar yra toks pat vėliavimas. Pagal žiedo giesmė 2011 tarptautinis vokalistų festivalis konkursas padėka Marijai Damačiūtei už puikų pasirodymą. Čia yra pagyrimo raštas. Sveikiname Mariją Damačiūtę, 1 klasės mokinių dailėraščio konkursą Aš jau moku rašyti lietuviškai užėmusią prizinę vietą. Tai čia dar pagyrimo raštas. Pagyrimo raštas Marija Damačiūtė yra ištingiausia mokinio konkursą užėmusią 2 vietą. Šiais metais buvo. Tada pagyrimo raštas dar va čia toks yra. Sveikiname Mariją Damačiūtę. 1-2 klasių raiškos skaitimo konkurse Eilės vaikystė ir Lietuvai užėmusią 3 vietą. Tada čia yra dar toksai pagyrimo raštas. Sveikiname Obelių darželio mokyklos 2 klasės mokinę Mariją Damačiūtę raiškos skaitimo konkurse Eilės vaikystė ir Lietuvai užėmusią 3 vietą. Čia yra dar vienas toksai pagyrimo raštas. Sveikiname Obelių mokyklos darželio 3A klasės mokinę Mariją Damačiūtę raiškos skaitimo konkurse Eilės vaikystė ir Lietuvai užėmusią 1 vietą. Ne, bet 3, bet 1. 2 nebuvo. Tada čia pagyrimo raštas. Apdovanojame 1 klasės mokinę Mariją Damačiūtę už labai gerą mokymąsi ir pavyzdingą elgesį. Čia toks pat vienas. Apdovanojame 2 klasės mokinę Mariją Damačiūtę už labai gerą mokymąsi ir pavyzdingą elgesį. Ir 3 toksai. Apdovanojame 3 klasės mokinę Mariją Damačiūtę už labai gerą mokymąsi ir pavyzdingą elgesį. Taip pat čia yra visi tokie. Čia dar ne visus perskaičiu. Dar yra čia keli gal kokie 3. Tai ten yra iš kengūros. Iš pagal klasę, man atrodo, ne iš mokyklos, bet iš klasės, man atrodo, tai šitą
Kengūra šiais metais užima 3. ar 4. vietą, nebeatsimenu. Tai va, mano klasiokė Ugnė Micaitytė buvo užimanti 1. man atrodo, iš esmės, o iš rajono 6. tai ir kelias. Tai va, labai fainai. Tai va, net čia nebuvo žinau su manim, bet tai kaip dėmesio mane, nes aš tokia esu labai. Pasakysiu valandėlę. Šiandien yra, paskaitysiu. Dėkojame Marija Adomavičiūtė iš dalyvavimo konkurse ir linki visokeriopos sėkmės. Kengūra, padėka Marijai Adomavičiūtei Rokiškio rajono Belių mokyklos darželio 3. klasės mokinių iš dalyvavimo Rokiškio rajono pradinių klasių mokinių skaitymo konkurse Eilės vaikystė ir Lietuva. Pažymėjimas Marija Adomavičiūtė studijos muzikinė saviraiška mokinė 2013 metais baigė studijos programą. Tai reiškia 4. klasė visą programą. Kengūra, dėkojame Marijai Adomavičiūtei už dalyvavimą konkurse ir linkime visokeriopos sėkmės. Tai va, šitokios žodžiu. Tai va. Štai ir baigėsi. Gal kada nors dar pasakysiu, jeigu kursiu aš kalintam blogę, perskaitysiu dar tuos, kuriuos buvau 4. klasėj. Tai va. Nežinau, ką sakyti. Susidėjom viskas. Gal tikiuosi neiškris. Tai va. Visokas sakė, per mažai dar daryt savo video vlogus. Dar nesmė. Tai va, čia mum mokytoja uždavė sąrašą vasarį perskaityti. Čia yra 56 knygos. Bet galima pasirinkti 10. Bet štai neskaityti. Tai va, šitas trintukas vėl tas pats, kurį aš jums rodžiau 5. vloge. Nu tai ką, nu tai gerai. Ate.